Karinis Kazlų Rūdos aerodromas ir ilgi ties horizontu pasibaigiantys jo pakilimo takai jau senokai sutiko ir išlydėjo armijos aviacijos sunkiasvorius. Tačiau padangų cypimas Suvalkijos glūdumoje nenutilo. Prieš 3 metus čia buvo padėtas mini žiedo lenktynių pirmenybių pamatas. Jau tuomet skeptikai aikčiojo, jog idėja surengti lenktynes ant aerodromo pakilimo nusileidimo takų bus beviltiška. Tačiau jie buvo neteisūs. Per keletą metų mini žiede išaugo savas sportininkų ratas, kelis kartus labai taikliai buvo pakoreguotos taisyklės, o šiemet dalyvių atsirado dar daugiau. Vieni išėjo, tačiau į jų vietą atėjo kiti. Sezonui prieš prasidedant sklido aibės gandų apie perkamą naują, perparduodamą ir atstatomą mini žiedų jau skriejusią techniką. Taip, kaip bebūtų keista, liūdna ar graudu, mini žiedas kol kas užima turbūt stipriausias žiedinių lenktynių populiarumo pozicijas Lietuvoje. Žinoma, turime vasaros 1000 km lenktynes, tačiau ten kalibras visiškai kitas ir lenktynės įvyksta kartą per metus. 6 etapų mini žiedo pirmenybių serija dalyvių skaičiumi aplenkė Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą jau pernai. Dėl ilgos žiemos pirmojo BF Goodrich lenktynių etapo starto data buvo nukelta į gegužės 7 dieną. Sportininkai gavo šiek tiek daugiau laiko pasiruošimui, o registracijos protokoluose mirgėjo kol kas rekordinis 42 dalyvių skaičius. Tiesa, to laiko dalyviams vis tiek pritrūko. Dar treniruočių ir kvalifikacijos metu nemažai automobilių sulūžo. Finišą išvydo lygiai 30 automobilių. Ryšium aš įsivaizduoju, su laiko stoka, kaip pas lenktynininkus yra, visą laiką trūksta vienos nakties. Ir man pačiam beveik tas pas atsitiko, tai ir daug dalyvų nebaigė, kam sugedo, variklis, kam dėžė, kam važiuoklė ir taip toliau. Tai per rytinės treniruotės vėlgi sulūžo, vakarykštės treniruotės irgi darė savo, nes, kaip mes vadinam automobilistų žargonų, nepakratė automobilio prieš varžybas gerai, nepatikrino varžtų ir gavosi taip, kad daug kas nebaigė lenktynių. Priminsiu, jog visų automobilių klasių dalyviai startuoja po 2 kartus. Pirmajame važiavime jie privalo įveikti 6, antrajame 8 ratus. Po finišo gauta taškų suma pliusuojama ir taip paaiškėja nugalėtojai bei prizininkai. Neretai atsitinka taip, jog keli sportininkai surenka vienodą taškų skaičių. Tuomet laimėtojus skelbiamas tas pilotas, kurio kvalifikacinis rezultatas buvo geresnis. Jau nuo praėjusių metų kvalifikacija BF Goodrich lenktynėse tapo rimtu faktoriumi. Mini žiede ji nusprendžia ne tik starto poziciją, bet gali nulemti ir visų varžybų baigtį. Tiesa, šių metų pirmojo etapo varžybų startas sportininkams nebuvo ypač malonus. Nuo ryto siautė pikti vėjai, nestipriai lijo. Šlapia danga žiede visuomet įneša įdomių korekcijų. Sportininkai privalo persijungti į visai kitokį darbo režimą, būti atidesni trasoje. Taigi ir pasižiūrėkime, kas joje įvyko. Klasėje 2000 automobiliai su varikliais iki 2 litrų darbinio tūrio nuo kvalifikacijos iki pirmojo važiavimo vidurio nepralenkiamas atrodė 88 numeris Marius Miškūnas su Honda Integra. Deja, Marių rimtas gedimas privertė iš varžybų trauktis, o jo vietą mielai užėmė varžovai. Prizininkų trejetas išsirikiavo pagal kvalifikaciją ir toliau nepakito per 14 finalinių važiavimo ratų. Trečias Pranas Asnauskas, 69 starto numeris, antras liko Gvidas Baltaragis, vairavęs Renault Clio, o pirmajame etape nugalėjo Edvinas Mardosas, 9 numeris Honda Civic. Iš 12 ryte startavusių sportininkų klasėje 2000 finišą mini žiedo pirmenybių pirmame etape pasiekė tik 6 pilotai. Taip, spaudimas buvo kaip ir visą laiką, manau, stipresnis negu praeitais metais, nes visi netinginiavo, kažką darė, krapštys ir patobulėjo į priekį. Sakyk, vis tik tai matėsi pirmajame važiavime, kad varžovas su Integra buvo iš tikrųjų rimtas. Kaip manai, kokia ta varžybų baigtis būtų buvusi, jeigu jis būtų važiavęs sėkmingai be gedimų? Manau, kad būčiau šį kartą aš jo nepavijęs, nes jaučiau, kad jis greitesnis už mane šį kartą. Kokie nuotykiai šiandien buvo su automobiliu? Nuo pačio ryto vis tai kaista, tai nekaista, ten kažkas problemos. Paskutinį važiavimą, tai 2 ratus jau verdantis važiavau. Nežinau, kas dabar iš variklio liko, kas bus jam, bet jau neleido širdis sustoti, nebaigti.
šiemet mini žiedo pirmenybėse atgimė sena gera, tik kiek primiršta, galine ašimi varomų automobilių klasė RVD. Tiesą pasakius, automobilių tikėjomės daugiau, tačiau 9 skaičius irgi neblogas. Slėpti nėra ką, labai ryškias ambicijas į nugalėtojo titulą parodė Audrius Makarskas, daugkartinis Lietuvos žiedinių lenktynių prizininkas bei čempionas. Jo pilotuojama dyzelinė BMW 120 neįtin sunkiai laimėjo abu važiavimus. Nors šis pilotas kvalifikacijoje parodė ne patį geriausią rezultatą, tačiau dėl jo parengties ir tikslo nekilo jokių abejonių. Dėl 2-3 pozicijų klasėje kova buvo taip pat arši. Sunku buvo spėlioti, kas lips ant žemesnių pakylos laiptelių. Mat keletą kartų sportininkai apsikeitė pozicijomis, o vienas iš pretendentų į prizininkus, Tomas Šutinis, antrojo važiavimo nebaigė. Afganas Racing ekipą atstovaujantis ir identiškus BMW 316 vairavę Žygimantas Gudanavičius ir Darius Ardavičius atitinkamai pasidalijo 2 ir 3 vietas. Buvo varžovų spaudimas, aš jaučiau, kad aš gal nepabėgsiu nuo jų tiek, kiek norėjau pabėgti. Už tai, kad mašina neparuošta iki galo, pritrūko kaip visą laiką vienos nakties ar vienos dienos ir prieki per maži švertimai ir taip toliau. Ant šlapio asfalto mašina, vadinkim, ir geriau stovi ir aš pats jaučiuosi geriau. Ir už tai pirmam važiavime geriau sekėsi, antrame jau reikėjo padirbėti stipriai. Tiek, kad tie 8 ratai, tai va, savo daro. Na, bet rezultatas pasako viską. Nu, taip, dyzeliai veža. BF Goodrich lenktynės. Pirmasis etapas – Kazlų Rūda. Jungtiniuose važiavimuose viename pulke startavo klasė 1600 bei laisvoji įskaita, kurioje varžosi profesionalūs lenktynininkai ir jų automobiliams netaikomi griežti mini žiedo apribojimai. Klasėje iki 1600 kubinių centimetrų, tai visi Honda Civic CRX, kuriuos matote, vėl susitiko senbuviai. Visų važiavimų metu pozicijomis jie mainėsi taip dažnai, jog sekti įvykių eigą buvo išties sunku. Ir tik po finišo susumavus rezultatus paaiškėjo, jog stabiliausiai lenktynių tempą klasės varžovams diktavo Valdas Laurinkevičius, 65 numeris. Jis pirmąjį finalą laimėjo, antrame liko antras, o uždirbta taškų suma jam garantavo pirmosios vietos taurę klasėje. Nelengva buvo važiuoti, visi stiprus, visi pasiruošę, konkurencinga buvo kova. Pirmą važiavimą atlaikė gan neblogai, lietuvis gal šiek tiek savo padarė kitiem suslikęs, kadangi važiavo, o antrą važiavimą šiek tiek pavedė greičio dėžė, antrą pavarą dingo. Bet finišuoti pavyko, ne? Pavyko finišuoti, savim labai patenkintas. Tai ką, pirmi brangų sezono taškai, ar ne? Taip, labai brangus. 3 taškais nuo Valdo Laurinkevičiaus atsilikęs ir antrą vietą klasėje 1600 pelnęs Tomas Andriuškevičius sako, jog jungtinėme važiavime važiuoti nėra paprasta. Neretai norint pasivyti savo klasės varžovą, dėl vietos trasoje tenka susigrumti ir su kitos klasės sportininkais. Be abejo, būna tikrai šimtosios gali prarasti, kovodamas su savo nekonkurentų, ne savo klasės varžovų. Būna, kad nuo tavęs pabėga tiesiog tavo tikrasis konkurentas, kol tu lenktyniauji ir kovoji su laisvos klasės, sakykime, dalyviu. Bet kitą kartą apsisuko viskas priešingai ir kažkas kitas pakovoja, o tu spėjai pabėgti nuo savo... Sąlygos visiems vienodos gal? Jo, visiems vienodos ir kaip papuls, kaip susiklostys viskas įvairiai. Na, o laisvosios klasės lenktynėse dar nuo kvalifikacijos pakvipo nedidelė sensacija. Šiemet į šią įskaitą persikraustęs praėjusio sezono mini žiedo čempionas klasėje 2000+ Andrius Žemaitaitis su Volkswagen Golf kvalifikacijoje 4 sekundės dalimis įveikė daugkartinį Lietuvos ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempioną Ramūną Čepkauską su BMW 16 numeris. Kad lengvos pergalės nebus, pasitreniruoti atvažiavęs Ramūnas Čepkauskas suprato jau pirmo važiavimo metu, kurį vėl laimėjo Kazlų Rūdos trasos vingius mintinai žinantis Andrius. Prasidėjus antrajam finalui, bei šiek tiek pradžiūvus trasai, Ramūnas puikiai startavo iš galinės linijos ir vėliau išsiveržęs į priekį, prieš pagrindinį varžovą sugebėjo įgyti išties solidų atstumą. Andrius Žemaitaitis ir jo 5 kartos Volkswagen Golf finišo liniją kirto antras. Abu varžovai surinko vienodą taškų sumą ir nugalėtojų buvo paskelbtas Andrius, nes kvalifikacinis jo rezultatas buvo geresnis. Mini žiedo senbuvis prisipažino, jog gąsdino ne nuolatos galinio vaizdo veidrodėlyje besisukiojantis baltas BMW, o jį vairuojantis. Įveikti 10 titulų turintį Ramūną Čepkauską pavyksta ne kasdien ir ne kiekvienam. Spaudė labai smarkiai iš tikrųjų. Buvo baisu, kai aš matydavau pastoviai veidrodėlį jo priekį, bet stengiausi, nepasidaviau.
gavosi, sėkmė. Galbūt iš pradžių gal ne tiek baisu, kad ten tas jo automobilis, bet kas ten sėdė, ar ne? Gal ta pagarba prieš tokį pilotą, ar ne? Taip, ta pavardė gąsdina iš tikrųjų truputį, bet, nusišypsojo man šiandien sėkmė. Jaunimas, kurie važiuoja šiandien dienai šitų lenktynių serijoje, pakankamai yra stiprus ir gerai važiuojantis, kadangi tai yra natūralu, jie praleidžia daug laiko automobiliuose, treniruojasi, žino būtent šitos trasos niuansus, tai man gerokai buvo sunku pirmą važiavimą su jais konkuruoti, bet antram važiavime viskas susitvarkė. Su Andrium Žemaitaičiu buvo ten reikalų pasiaiškinti. Jo, tikrai buvo, nes oros padarė tam tikras korekcijas, iš tikrųjų užlijo lietus ir aš kažkaip nusprendžiau visgi, kad nekeist padangų ir važiuoti su slikais. Kaip daugelis žino sporto automobilių mėgėjų, kad su gale varomų automobilių ir su slikais ant šlapios dangos yra labai sudėtinga važiuoti. Tai iš tikrųjų dar papuolė ir konkurentas, kaip Žemaitaitis, kuris irgi labai neblogai važiuoja ir, sakyčiau, gerai važiuoja. Plius jau automobilis priekį varomas, tai tikrai buvo sudėtinga ir kaip ir startas, kaip ir pirmas buvo išvažiuota iš starto, tu reiškia, bet posakyje čia kažkuriam tai kišasi, man net nesitikėjau iš tikrųjų, kad gali ten atakuoti. Toje pačioje laisvoje klasėje startavo ir dar viena Lietuvos automobilių sporto žvaigždė – Dovilas Čiutelė. Tiesa, važiavo jis ne su savo garsiuoju penktuku, o žiedo trasai ruoštu apynauju BMW. Tik štai vairuoti šią mašiną teko ne žiedo, o ralio režimu, juokėsi pilotas, kurį labai greitai gausus žiūrovų būrys praminė mini žiedo drifteriu. Pirma esmė ta, kad iš tas varžybos atvažiavau kaip į treniruotę prieš ralį, nesistengiau nei padangų dėtis, nei sportinių, nei kažkaip tai tobulinti mašiną, nes į šitą trasą žiūrėjau kaip į gražią treniruočių trasą. Ir kita vertus kažkaip tikėjausi, kad standartinės padangos šiek tiek geriau ves save negu taip kaip gavosi. Ir teko paprasčiausiai persiorientuoti į ralio trasą ir atidirbinėti taką ir atvažiavau daryti. Mačiau, kad rezultato nesigauna, tai jeigu nesigauna rezultatas, tai dirbi dėl žiūrovų ir dėl savęs. Antrame važiavime mačiau, ten ir bamperio kraštas padaužytas ir galinis atsisegęs, kur ten išskridai? Ne, neišskridau. Čia paprasčiausiai lemtis, dėl kurios aš jau pusę valandos griaužiuos, dėlioju, galvoju. Kodėl prieš mane iš žolės 90 laipsnių kampų išvažiavo Civikas? Aš galvoju, kodėl? Ir mašina apgadinta, rezultato nėra ir ant galo bensas baigęs. Šiemet mini žiede startavo ir nauja klasė 3000. Savaime aišku, tai automobiliai su varikliais iki 3 litrų darbinio tūrio arba silpnesni, bet sveriantys daugiau nei leidžia kitų klasių techniniai reikalavimai. Tiesa, jau po kvalifikacijos iš 7 klasėje liko tik 5 dalyviai. Belieka tikėtis, jog šios klasės populiarumas pamažu užaugs, sakė pirmojo etapo nugalėtojas su BMW 320 28 numeris Linas Steponaitis. Jis tiesa lenktynes laimėjo vos 3 sekundės dalių pranašumu prieš komandos draugą Luką Laukaitį. Trečias klasėje 3000 liko mini žiedo senbuvis Linas Baltrušaitis. Manau, lėkti tikrai visi nori. O kaip sako, situacija rodo taip, kaip yra. Aišku, galėtų būti gausiau ir manau, kad tikrai sekantis etapas bus daug gausesnis, bus daugiau įvairovių ir daugiau, kaip sakyti, ir intrigos, ir automobilių, ir dar viskas priešaky, tik tai pradžia sezono. Lietuvos mini žiedo pirmenybės BF Goodrich lenktynės prasidėjo. Ir prasidėjo tikrai neblogų akordų. Akivaizdžiai išaugo naujovių, dalyvių bei žiūrovų skaičius. Laukia intensyvus sezonas. Prieš akis sportininkams dar 5 etapai Kazlų Rūdoje bei Kačerginės Nemuno žiede. Daugiau apie BF Goodrich lenktynių seriją rasite internete www.minižiedas.lt.